penktadienio vakaras, atvažiavau į pasimatymą su Ane. Esu Randvikė, eisim į Soul Burgers kavinę, kurioje buvau tik tai vieną kartą. Ten yra veganiški burgeriai. Jie yra berods padaryti iš ta pati mėsa, imituota kaip ir kiauliena, vištiena, jautiena ir panašiai. Viskas yra iš grybų padaryta. Su prieskoniais ir panašiai. Ir labai skanu, man anasik labai patiko. Kai sako Aniai, susitarėm šį vakarą susitikti ir jis sako, aš paliksiu tau spręsti, kur eiti. Labas, mėlėjai, štai aš susiruošus, išsipuošus, nežinau kiek čia manęs matosi, fokusuoja, ne? Vykstu į centrą, dabar laukiu autobuso, paskui kelsiuos su keltu ir plauksim su kruizu. Veganiškas kruizas, 7 patiekalai, veganiškas maistas, didžėjus, muzika ir taip toliau. Tai būsim su Laura, Egidijum, Henriku ir Roma. Deja, negalėjo Konoras atvykti, bet nieko tokio. Dar atsigriepsim. Ir labai nekantrauju iš tikrųjų, nežinau čia kaip čia, kas čia bus. Tiesiog užsibukinom tiketus, bilietus ir Laura pasiūlė, pamatė internete, oi, mano ūsiukai rasoja, nes labai karšta, pasidažiau, nežinau, gal vėliau matysis labiau mano makiažas ir taip toliau, palaukit, paėsiu į pavėsį. Nežinau, vis tiek čia nelabai stipriai matosi viskas. Taip su šešėliais pasidažiau, lūpų neblizgis, somatinis lūpdažis. Merginos kažkada manęs klausė, iš kur jis, tai aš pirkau kažkokiam tai turgelį Londone ir mano toksai One Piece, čia lemenukas matosi, biškėsi neturi matytis, tai žodžiu toksai One Piece, mano batukai ir plaukus paprastai. Mano, kadangi garbanoti čia Australijai plaukai ištisai būna, labai retai, kada aš juos išsitiesinu, tai kadangi šiandien yra labai karšta, plaukų nestiesinu, nežinau, kad jie ar taip susibanguotų. Tai aš jau pasiruošus ir keliaujam su manim. Sveiki atvykę į mano video. Aš tai dabar laukiu, turiu atvažiuoti miesto keltas ir matau va iš tolo atvažiuoti, atplaukti. Sėsiu į jį ir plauksiu į centrą. Ir iš tenai lipsim į kitą laivą. Tenai jau kur bus tas mūsų veganiškas festivalis, taip sakoma. Tas laivas yra berods 3 aukštų ir talpina virš 400 žmonių. Tai pasižiūrėsiu, jeigu tikrai įdomu, jeigu smagu, tai manau, kad bus verta ir kitą kartą irgi apsilankyti. Nes vis tiek veganiška, žinau, kad tenai bus ir maisto be abejo. Viskas veganiška, nes būna, tarkim, jeigu kažkokius renginius aš vykstu ar buvom į vyno testavime ar kažkur, visada reikia klausti, ar veganiška, ar čia galima valgyti, ir dažniausiai nieko negalima valgyti, todėl kad šiais laikais nors ir veganizmas populiarėja, bet tai vis tiek dar tas kažkaip ribotas tas pasirinkimas jo būna tokiuose kažkokiuose tai renginiuose didesniuose ir panašiai. In darkness when there's no more light that you can see, I'll take us back to times when lives were similar and times that all seemed easier. Don't be afraid, I'll be the one to guide you through this endless maze. Pažiūrėkit, va čia tai kruizas. Nežinau, nei šitą turbūt lipsim. Tas, kurį turim lipti, tai 4 aukštų. Nu kažkada tai ir šitą. Čia už manęs Opera House'as, mes jau esam mieste. Nu gražu. Miestas ant vandens, ar ne? Prašau pasakyti, vakar čia buvo kiniečių nauji metai, tai tikiuosi vėjas nepučia. Vakar čia buvo kiniečių nauji metai, tai dabar aplinkui miestą labai pilna visokiausių dekoracijų, pripučiami gyvūnai ir panašiai. Tenai už manęs irgi kažkoks tai jautis galbūt, ten buvo avinas, tigras, na kažką pabandysiu nufilmuoti. Štai jau visi
susirinkom. Roma, Henrikas. Egidijus jau matėt. Ar nematėt Laura? Jau rodžiau aš jūs savo publikai ir ne. Ir dabar laukiam, atplaukė mūsų feris. Feris, ne keltas, laivas. Ir to jau lipsim, matom staliukus, vis galvojam, ar čia bus kažkaip stovimas, ar tiesiog nešios kažkokius tai maisto mėginukus, ir galėsim atsėst. Na, žodžiu, tuoj viską pamatysit patys. Todėl, kad labai daug žmonių ir yra tik tai dabarai. Yra apie 400 žmonių. Netgi ragau. The guy in red, say what I said. Sako, kažkas pasiskundė, kad vynas nėra veganiškas. Tai va, pakeitė vyną į visai kitą. Ir matot, visur, netgi vynai, netgi alkoholis irgi turi gyvulinių produktų. Come close to me, I'll whisper in your ear the things that we could be. I'll drown us in the purple drapes that you were clothed in. We could live like royalty.